Vėl sveikinamės iš Būrės LT dirbtuvių. Šiandien ruošime slides. Darysime visą rankiniu būdu atliekamą slidžių servisą. Kantai, pado tvarkymas ir slidžių vaškavimas. Šie darbai turi savo eiliškumą ir jeigu norime padaryti viską nuo pradžių iki galo, tai turime jo ir laikytis. Pirmiausiai sutvarkome kantus, paskui sutvarkome įtrukimus, įbrėžimus ant pado ir tik paskui vaškuojame. Kantams mums reikės dviejų tipų dildžių, tai yra kantam prie pado ir šoniniam kantam. Slidę verčiame ant šono. Pradedame nuo šoninių kantų galandimo. Tam mums reikės dildės, laikiklio ir įtaiso, kuris sujungia šios du daiktus. Tai yra žnyplės. Beje, laikiklis, jisai turi tam tikrą kampą. Šiuo atveju yra 89. Lenktynėms sportininkai naudoja iki 87, o gal ir daugiau. Freeraidui arba laisvalaikio slidinėjimui tikrai užtenka 89 laipsnių kampo. Dedame plokštumą prie laikiklio plokštumą prie slidės pado ir vėlgi pradedant nuo slidės priekių traukiame lygių vienodu greičiu dildę per šoninį kantą. Kantai stipriai nepažeisti, bet nelygumai jaučiasi. Taigi šlifuojame tol, kol gausime lygiai ir gražiai blizgančius kantus. Pagalandę vieną šoną, slidę verčiame ant kito. Ir atliekam tą pačią procedūrą kitam kantui. Ir pereiname prie plokščių kantų, tai yra tie, kurie yra vienoje plokštumoje su padu. Įvertiname jų būklę, pasirenkame ant įrankio, kuris įtvirtina dildę, kampą, kurio norėsime užgaląsti kantus. Kantai tik atrodo, jog yra visiškai lygiagretus su slidės padu. Iš tikrųjų, jie turi tam tikrą kampą, nuožulnesnį kampą. Ir jisai gali būti nuo pusės iki 1,5 laipsnio atkilęs nuo pado plokštumos. Taigi, freeride slidės jos dažniausiai turi didesnį kampą, tam, kad švelniau praslystų. Lenktyninės slidės turi mažesnį kampą, kad geriau kibtų į dangą. Pasirenkame vidutinį pasvirimą apie 1 laipsnį. Ir pradedame galąsti nuo slidės priekio į slidės galą. Jeigu pastebime, jog dildė braukia labiau per slidės kanto pradžią, ten, kur kantas pereina į polietileninę slidės dangą, tada reikia kampą didinti. Susitvarkę su kantais, pereiname prie pado tvarkymo. Įvertiname pado būklę ir jeigu nereikia šlifuoti, nelygumus galime sutvarkyti rankiniu būdu. Tam mums reikės polietileno lazdelės ir metalinės mentelės. Uždegame lazdelę. Kadangi padas yra juodas, tai renkamės juodą, o ne permatomą polietileno lazdelę.
Va, tai jeigu apyvarta yra, pavyzdžiui, tu gali uždirbti po 1 centą, bet jeigu per 10. Lazdelę laikome arti, kad polietilenas kuo mažiau atvėstų, krisdamas nuo lazdelės ir geriau įsigertų į slidės padą. Užtaisę visus nelygumus, lazdelę tiesiog užpučiame. Taigi, užtaisytos vietos jau atvėso, galime pradėti jų šlifavimą. Tam mums reikės metalinės plokštelės, kurios kraštas turi būti idealiai lygus, nes visi nelygumai liks ant jūsų slidės pado, kai trauksite šią plokštelę, tam, kad nugramdytumėte polietileno perteklių. Dėl šios priežasties mes pirmiausiai nugalandome kantus, kad jie būtų idealiai lygus ir švelnus, kad kantų metalas nepažeistų plokštelės briaunos ir su ta pažeista briauna mes toliau nepažeistume slidės pado. Taigi, viskas, slidė paruošta vaškavimui. Vaškojimas slidės paviršius turi būti sausas, kambario temperatūros ir švarus. Švarus ne tik nuo šiukšlių, dulkių ar kitų nešvarumų, bet ir nuo seno vaško. Tam naudojamas yra vaško nuėmėjas. Nuvalome su slidės valikliu visą slidės pado paviršių, kurį vaškosime. Taigi dabar slidė yra švari, neriebaluota ir paruošta užtepti vašką. Tam, kad užteptume vašką, mums reikės paties vaško ir lygintuvo. Kol lygintuvas kaista, pakalbėkime apie vašką. Vaškas būna universalus arba atitinkamom temperatūrom. Kaip šiuo atveju yra nuo -7 iki -13 arba nuo -4 iki -10. Kuris vaškas yra geresnis? Ar universalus, ar specializuotas, specialiom temperatūrom? Spręsti jums patiem, bet jeigu neturite galimybės vaškuoti slidžių vakare, žinodami prognozės, rytdienos prognozės prieš slidinėjimą, tai siūlyčiau rinktis universalų vašką. Ir dėl ko? Jeigu jūs išsivaškuojate slides prieš keliaudami į kalnus, jūs tikrai nežinote, kokios bus oro sąlygos visą savaitę. Taigi išsivaškavę specifiniu vašku, jūs galite prarasti daugiau negu išlošti. Tuo tarpu universalus vaškas tikrai nėra toks blogas aukštesniai ar žemesniai temperatūrai, kaip kad specializuotas vaškas. Taigi, universalaus vaško privalumas yra tas, kad įsivaškavę jo, jūs galite būti ramus, jog visos kelionės metu slidės lys vienodai gerai. Gal sakysim ne puikiai, bet tikrai gerai. Su specializuotu vašku jūs tikrai čiuošite geriau prie tam tikrų temperatūrų, bet tikrai blogiau prie kitų temperatūrų, prie kurių vaškas šitas nepritaikytas. Juolab, kad prie aukštesnių temperatūrų tas vaškas žymiai greičiau bus nuplaunamas nuo slidės pado. Ir kelionės pabaigoje jūs galite tiesiog čiuošti su nuoga slide, kas labai stipriai pablogins slidimo charakteristikas. Taigi, jeigu neturite galimybės vaškuotis kelionės metu, rekomenduoju universalų vašką. Dabar apie patį vaško padengimo įrengimą. Tai yra tiesiog paprastas lygintuvas, kuris yra reguliuojamas labai tiksliai savo termostatu. Taigi, jeigu turite tokį įrenginį, jūs laisvai galite naudoti ir buityje naudojamus lygintuvus. Tačiau jeigu jūs neturite labai preciziškai reguliuojamo termostatu lygintuvo, tai jums gali iškilti problemų, kad vaškas arba degs,
arba jisai tiesiog neįkais iki reikiamos temperatūros ir bus labai sunku padengti visą slidę lygiai ir gražiai. Pradedame slidės dengimą vašku ir pridėjus vaško kaladėlę prie lygintuvo, nuo jo pradeda varvėti vaškas. Plona srovelė varviname vašką ant slidės pado. Jeigu slidė siaura, užtenka tiesaus srovelės pėdsako, jeigu slidė platesnė, tą pėdsaką reikėtų pavinguriuoti. Pirminė vaško padengimo procedūra yra ta, kad vaško pėdsaką tiesiog lygiai padengiame ant slidės paviršiaus. Dengiant vašku nereikėtų persistengti, nes jeigu privarvinsite vaško per daug, tai nebus problema lygintuvui jį išlyginti ir padengti lygiai, tačiau jums bus vėliau sunku, nes reikės visą vašką nugramdyti ir aišku jisai nueis į sąnaudas. Taigi jums trumpiau užteks jūsų turimo vaško. Pirmą kartą perėjom ir išlyginom vašką daugmaž lygiai ant slidės pado, dabar einame ir padedame vaškui dar geriau įsigerti į slidės pado medžiagą. Taigi dabar jau tempiame lygintuvą tolygiai, mažiau jau jį judindami, vienodu greičiu. Kaip žinoti, kokiu greičiu traukti lygintuvą? Tai nurodo išsilydžiusio vaško pėdsakas likęs ant slidės pado. Jis turėtų būti apie sprindį, gal truputėlį mažiau. Jeigu pėdsakas yra didesnis negu sprindis, reikėtų pradėti traukti lygintuvą greičiau, nes vaškas ir slidės padas perkaista jau per daug. Štai, slidė vašku yra padengta. Dabar dedam ją į šoną, imame kitą. Jeigu tai jau buvo antra slidė, tada turime padaryti pertraukėlę, palaukti, kol slidė atvės, kol vaškas tikrai gerai įsigers į slidės padą ir pereisime prie kito etapo. Daugeliu atrodo, jog išvaškavus slidę vaškas turi likti ant slidės. Ne, vaško ant slidės tuo, kurį mes padengiam, neturi likti. Dėl to, kaip ir minėjau anksčiau, reikia padengti kuo plonesniu sluoksniu, tada vaškas tikrai gerai įsigeria į polietileną ir mes jį vis tiek turėsime nugramdyti, tą paviršinį vašką. Tai nėra lengvas darbas, tam dalykui naudojamos plastikinės plokštelės ir jų pagrindinė charakteristika reikalinga sėkmingam vaško nuėmimui, tai yra aštrus kampas. Nebijokit, tas kampas aštrus, bet tai yra plastikas, jisai tikrai nepažeis jūsų slidės. Pradedam. Pirmiausiai galime nuvalyti kantus, kad ant jų neliktų vaško. Šiai procedūrai specialiai ant mentelės yra iškirpimas. Na, ją galima nesunkiai pasidaryti ir patiem. Štai, kantai švarūs. Pradedam slidės valymą. Taip, visas vaškas, bent jau taip atrodo, nueina. Bet tai tik taip atrodo. Tikrai patikėkit, vaško lieka užtektinai. Taigi, su vaškavimu viskas. Slidė nuvaškuota, vaškas nuimtas, liko pati paskutinė ir visą grožį atverianti procedūra. Slidės poliravimas. Štai ir viskas. Jūsų slidė paruošta. Jeigu turite klausimų, kaip tai padaryti, nežinote tiksliai tam tikrų etapų darbo,
rašykite mums elektroninius laiškus, mielai patarsime, padėsime, pakonsultuosime. Na, o jeigu tingite, arba tiesiog neturite priemonių, laiko, vietos, mielai padėsime jums paruošti slides slidinėjimo sezonai. Iki kitų kartų. O tai čia